Sveiki gyvi, antroji Dino sesijos dalis ir šiandieną kalbėsiu ir rodysiu savo kitą Suzuki, irgi asmeninį motociklą, kurį pastačiau ant Dino stendo ir išmatavau. Tai yra Suzukis Banditas GSF 1200 pirmos generacijos. Tai šitas motociklas, ką tik išlydėjęs iš gamyklos, turi 72 kW arba 96 arklius ir 83 Nm. Bet tai nėra galingumas į galinį ratą. Galingumas į galinį ratą reiškia, mes dar nuo šito galingumo turime atimti 15%. Tai jeigu kada bandysit pastatyti savo motociklą ant Dino stendo, kuris mato galingumą į galinį ratą, tai neišsigaskite ir nenustebkite. Galingumas bus 15%, na čia grubiai taip tokia ta konstanta, 15% mažiau. Na ir dar įvertinkite, kad su laiku dėvisi visi elementai motociklo. Tai ir guoliai, tai ir purkštukai dėvisi, tai ir žiedai, cilindrai išsidėvi, mažėja kompresija. Na ir natūralu, kad atsiranda kažkoks tai su laiku galios nuostolis. Tai iš karto suspoilinsiu, mano motociklas išsuko daugiau negu standartinį galingumą. Kas matėt mano video, žinot, kas jam yra daryta. Kas nematėt, galit pasižiūrėti, yra visa sesija mano motociklo restauravimo. Įdėjau viską, ką aš ten dariau, su daug tipsų. Aš tos tipsus dalinu nemokamai vien tik tais tam, kad jūs būtumėte gudresni. Ir kas nematėt ir tingit žiūrėti tos senus video, trumpai. Pas mane buvo du variantai. Pirminis variantas buvo su daugiau galios. Dėl ko? Dėl to, kad buvo filtradėžė perdaryta taip, kad neturėtų absoliučiai jokios restrikcijos. Iš principo filtrą laikė toksai minimalus rėmelis ir perdarytas išmetimas, perdaryta galva, suspaudimo laipsnis padidintas. Bet kadangi, kas matėte mano kelionę į Norvegiją, žinot, kad turėjau problemų su sankaba, aš buvau priverstas dėti atgal standartinį filtradėžės dangtelį tam, kad pririboti galę. Norėjau iš tikrųjų padaryti video, kur pradžiai prasuku, kur kreivė yra tokia, kokia yra naudojamo motociklo važiuojant gatvėje. Ir kita kreivė, kur jau yra maksimumas išspaustas, kada kreivė gražiai į viršų tiesiog nusikelia, kada yra visa krūva kilovatų ir wow. Bet besukant vienu momentu Richardas pajuto, kad yra arba sankabos, arba padangos slidimas. Tai aš naujos sankabos nenorėjau uždeginti, nenorėjau jos dar kartelį keisti, dėl to turim variantą tą, kurį aš turiu nuoširdžiai, natūroj, kiekvieną kartą su to motociklu važiuodamas į galinį ratą. Ok, tiek čia to intro, šokam pas Richardą. Kodėl aš tai padariau? Ir čia aš turiu tokią idėją, kad rauko šit, nuvarykite į deganą, kažkai galvoju, kurą paims, nes manau, mums reikės kaip pakeisti. Lambda pajungta, gaugė pajungta, kursim, šildysim, bandysim. Ir iš pat pradžių bandom su dabartiniu esančiu kūru, senu. Nusipirkau, pasikeisiu sekančiais važiavimais, sekančiais ranais naują kurą, dabar bandom su šitu, ką mes čia turim. Bandom? Bandom. Kad šalta dirbti nebūtų, pasidarom temperatūrą patalpoj biškį tokią normalesnę link vasaros, kad ir nuotaika būtų vasariškesnė. Su šitų daiktų pasimatuosim, kiek mano mocas kaista, kad
kaip pasakyti, jisai čia ilgai vis tiek bus birbinamas, tai kad tokioje temperatūroje nesugalvotų čia jisai labai stipriai užkaist. Nu ir kad parametrai būtų, taip sakant, protingesni, tokią aplinką pasirenkam, kad būtų šilčiau, nes nu vis tiek važinėjai tu ne visą laiką ten prie kokių 10-12 laipsnių. Pagrindas vis tiek būna 20 ir daugiau. Bet aišku, tas persuko, žinai, matosi, žinai, kad vienas rebesnis, kitas vėsesnis tą patį ką pamatyti. Jau rašo, hebra, žinai. Nu tai ką atsukai, žinai. Prašau, nežinau. Dar video neišėjo, išeis video žinos. Ką, pašilo antras dublis. Iš tikrųjų atsibodo jau žaisti su tais senais triperiais, reikia kažkokios jau rimtos technikos, kur iš tikrųjų rimtus skaičius ant stendo parodo. Tai mes dabar turime galiu pasiguosti, kad iki 4,5 maniškis geriau valyt, bet jau ten nuo 6 štukių 5,5. Nuo 5,5 viso gero. Nelenktyniausiu su šitu. Na tai ar esu patenkintas rezultatu? 30% nuo standarto prieaugis ir dar turėkime omeny, kad tai nėra naujo motociklo bildinimas. Tai nebuvo kažkoks tai stiprus borinimas, trokinimas, vėlenėlių piktų dėjimas. Jo, aš esu labai patenkintas esamų rezultatų. Kad daugiau iš to motociklo sukti, jau automatiškai yra būtina Stage 2 sankaba, kas prasideda nuo štukės 600 eurų ir į viršų. Tada dar yra žaginamas motociklas dėl to, kad reikia sankabos kaverį išsipjauti, išsifrezuoti, tada atsitraukti per 4 ar 5 cm, apsivirinti ir automatiškai jau ir atsiranda toksai nepatogumas kojai, atsiranda išvaizdos išdarkimas ir automatiškai visas tas reikalas labai stipriai komplikuojasi. Aš to nenoriu. Aš ir tą banditą pasirinkau ne kažkokį tais naujesnį mocą ir panašiai, nes už tai, ką tu gautum tą mocą pardavęs ir ką aš įdėjau tą mocą restauruodamas, tai aš galėjau pasimti štuką RR BMW ir irgi turėti krūvas tų kilovatų, bet pas mane netoks tikslas. Man patinka retro motociklai, jie man yra žavingi, jie man kelia nostalgiją, malonų jausmą ir aš tikrai mieliau važiuosiu su tuo senu triperiu, kaip kažkas pavadintų, su tuo senu metalo galbalu ir aš važiuosiu greitai, aplenksiu daug naujų mocų, turėsiu galbūt netgi mažiau problemų ir atrodysiu stilingai. Tas BMW yra galingiausias mocas statytas ant to stendo. Po sukimų sugedo tas stendas. Šiuo momentu jau baigiamas pataisyti, tai jeigu kažkas norėsit prasisukti ant galio stendo, kreipkitės pas Richardą į Powerpulse, prasisuksit. Tikrai dabar yra geros kainos. Palyginimas dviejų motociklų, ką reiškia senosios technologijos ir ką reiškia naujosios technologijos. Be abejo, naujosios technologijos mocų tai yra visai kitas levelis, visai kiti galingumai. Aišku, joks senas daiktas negali pasirungti su nauju. Galbūt atkreipė dėmesį, bet mano motociklas turi
šiokia tokia problemėlė. Jisai, kada užmetama daug anglių ir atleidžiamas gazas, akceleratorius staigiai, jisai išmeta mėlyno dūmo. Pradžiai aš galvojau, galbūt kažkur tais problema gali būti su žiedais, bet matavau kompresiją. Kompresija yra kaip naujo motociklo, kaulinė. Ir tada buvau dar įkišęs kamerą per žvakę skylę, viskas tenais gražu. Kur yra problema, matosi, kad per galvą, per vožtuvų gumytės tiesiog truputėlį patenka tepalo. Tai nėra geras dalykas ir šitas dalykas jau iš karto po variklio perinkimo, čia prieš 3 metus jau dabar pasimatė, bet jau atvažiavau 15 000, tas tepalo kvapas, tas dūmas, jisai nei didėja, nei mažėja. Tai aš nežinau, ar aš kažką su tuo dalyku darysiu, manau, kad tiesiog ignoruosiu, nebent problema pagilės. Tie, kas iš karto bandys kaltinti, sakyti, kur čia darei, kaip čia ką, kodėl čia taip, tas meistras, kuris darė, jisai nedarė galvos. Galva buvo tiesiog išardyta, nuvežta specialistam, kurie padaro. Tai kur yra prasileista, labai sunku pasakyti. Galbūt, nežinau, galbūt kažką prastai padarė, bedėdami gumytės, bet greičiausiai aš įtariu, kad tos gumytės tiesiog yra nekokybiškos. Ir tas gumytės vėlgi aš pats pirkau, tai vienintelis kaltininkas dėl šitos problemos esu aš pats. Nieko kito negaliu kaltinti, yra kaip yra. Ir kodėl aš bijau to moco remonto, lindimo į variklį, aš žinau save. Ir aš įtarimą turiu, kad jeigu aš jau įlysiu vidų, parsisiūs netyčia stumai brangus, su didelė kubatūra, vėl bus bildinama, vėl didinama gale, tada aišku ir atsiras Stage 2 sankaba, nu kam to reikia, nemaži vaikaigi jau esam. Dar vieną dalyką iš tikrųjų tokį norėjau pastebėti apie senus mocus. Nesvarbu, kad jie turi mažai kilovatų ant popieriuko, bet atkreipkite dėmesį motocikluose, kurių speksuose eina rasti 1/4 mylios, va tą drago trasos įveikimo laiką. Tai kaip pavyzdys, man labiausiai patinka šitą pavyzdį naudoti žmonėms supratimui. Motociklas turi galią, bet dažnu atveju tos galios negali išnaudoti. Na, yra toksai FZ1 motociklas Yamaha, fazeris litrinis vadinamas. Pasigūglinkit ir pasižiūrėkit, kokie yra jo drago trasos 1/4 mylios įveikimo laikai. Ir jūs rasite, kad 1/4 mylios įveikimo laikas yra 11,1 sekundės. Pasigūglinkite, ką turi K1 banditas. Vienuose šaltiniuose rašoma 11,3, kituose lygiai tą patį 11,1 sekundės. Du skirtingi mocai, 72 kW ir 110 kW, plus fazeris yra lengvesnis. Kur logika? Daug veiksnių. Vienas dalykas – plotis diapazono. Reiškia, jeigu motociklo torkas staigiai kyla į viršų ir jisai tęsiasi, bet ties didesniais ūkiais jisai krinta žemyn, tas motociklas jisai automatiškai parodys mažą kiekį kilovatų ant dyno stendo. Ir kitas motociklas, kuris kaip tik apačios neturės, bet pačiam viršui turės tokį didelį galios papą, jisai turės didelius skaičius ant dokumentų, bet ta galia jinai nebus taip efektyviai išnaudojama ir automatiškai ir atsiranda čia tas toksai logikos disbalansas, kaip gali sunkesnis ir mažiau kilovatų turintis mocas įveikti drago trasą tuo pačiu metu. Tai aš esu po pirminių galios didinimų savo banditą statęs Kazlų Rūdos aerodrome, kada dar buvo įmanoma tenais nuvažiuoti, naudojau Dragi programėlę su atskiru specialiu GPS moduliu ir geriausias mano drago trasos įveikimo laikas buvo 10,7 sekundės, iki 100 geriausias mano startas buvo 2,7 sekundės. Ir tai nereiškia, kad kiekvieną kartą su to motociklu gali startuoti būtent šitaip.
tai yra momentas, kada man pavyko sugaudyti motociklą, kad jisai neužsikeltų vienkę, kad jisai neužsiburnautintų ir kad sankabas lystų atitinkamą laiką, kad tas greitėjimo momentas būtų optimaliausias. Aš ten dariau tų startų, nežinau, gal 20, gal 30, kol pavyko išgauti tokius skaičius. Pirminiais startavimais tai iki 100 greitis ten buvo 4 sekundės viršaus ir ten 5 ir panašiai. Jeigu ten dar nesmagiai užsikelia ant vieneto mocas, tai iš vis ten vos ne 6 sekundės, kol tu jį ten sugaudai. Po to, kada pavyksta neužsikelti, tada tie greičiai automatiškai gerėja. Dabartinio varianto aš su Dragi programėlę nestačiau. Aišku, jisai turėtų iš esmės daug daugiau galios turėti, bet tai nereiškia, kad tas mocas tapo greitesniu. Lygiai taip pat aš esu turėjęs tokį atvejį, kada labai buvau užsigeidęs uždėti turbą šitam banditui ir gavau galimybę Latvijoje pas vienus bičiulius pasimatuoti, pasibandyti motociklus. Pas vieną buvo sudėta gikserinė galva su gikseriniais vėlenais, su 40-iniais karbais ir sukelta galia, padaryta ten viskas kauliniai. Ir kitas buvo variantas, tai banditas su užmauta turba. Ir vienas ir kitas banditai mane lenkia tik tais nuo 200. Mano motociklas yra neikedas ir jeigu jau tu su juo leki virš 200, ten ar 220, 240, 260, visi tie greičiai tai yra, tu padedi šalmą ant bako, literaliai smakrą padedi ant bako ir iš visų jėgų laikai sprandą, kad jo nenulaužtų. Ir po 5 minučių prasideda tikrai nevaikiškas sprando skausmas, tą mocą blaško, tai yra visiška nesąmonė ir neikedui visa galia virš 200 km per valandą greityje yra visiška nesąmonė. Čia mano tokia nuomonė. Ok, gana pliurpimo. Sekantis video mano bus jau įvykusios mūsų kelionės. Keliavom su endurkėm žiemą pakempingauti. Tai jeigu nenorite praleisti šito turinio, spaudžiat subscribe, spaudžiate varpelį ir susitiksime sekančiame video. Šiam sykiui tiek. Iki.